Mokestis už tarpmiestinį pokalbį telefonu skaičiuojamas taip, kad dienos metu už pirmasias 3 minutes pokalbio reikia mokėti iš viso 45 centus, o už kiekvieną kitą pokalbio minutę po C centų. Mokestis už pokalbį nuo 10 valandos vakaro sumažintas 60%. Kiek centų reikės mokėti už 30 minučių trukmės pokalbį telefonu po 10 valandos vakaro? Gerai. Uždavinys, koks čia tiesiog loginis uždavinys, tekstinis ir turim proporcijas, nes mes matom procentus. Tai pirmiausia, prieš sprendžiant šitą uždavinį, būtų visai patogu susirašyti objektyviai, patogiai, ką mes turime. Tai esmė, kad yra toks tarifas. Pirmos 3 minutės kainuoja iš viso 45 centus. Čia net nenorint galima pasakyti, kad 1 minutė tada kainuoja po 15 centų. Na, sakykime. Toliau sako, už kiekvieną kitą pokalbio minutę po C centų. Tai čia yra C centų. C centų. Tai net nežinau, čia sakyti. Žodžiu, kiekvieną minutę toliau po C centų kainuoja. Toliau mokestis už pokalbį nuo 10 valandos vakaro sumažintas 60%. Vadinasi, kaip suprantu, visas tasai pokalbis. Tai kad ir kiek ten kainuotų viskas ar ne, tai visa kaina nusimuša 60%. Tai mes iš pradžių suskaičiuokim, kiek kainuos be nuolaidos, o po to su nuolaida. Dabar kiek minučių kalbėjo? 30 minučių. Tai pirmos 3 minutės, ar ne, kainuoja, žinom, 45 centus, o visos kitos, tai yra 27 likusios minutės, kainuoja po C centų. Po C centų, taip. Tai jeigu po C centų už 1 minutę, tai už 27 minutės mes sumokėsim 27 kart C. Taip, ir tai bus visa kaina, centais čia, taip gaunasi. Dabar, jeigu susumuoti viską, ar ne, tai būtų be nuolaidos iš viso reikėtų sumokėti 45 centus ir dar reikia pridėti tą kainą tų likusių minučių. Tai čia yra viskas be nuolaidos. Dabar jeigu kalbam apie nuolaidą, taip, tai, sakykime, čia yra pilna kaina, dabar ta kaina yra sumažinta 60%. Tai galim pasakyti, kad už 60, sakykime, ar ne, 60% mes mokėti neturėsime. Tai kiek mums procentų liko mokėti? 40%. Dabar jeigu įmame viską skaičiaus dalimi, tai čia yra 0,6 pilnos kainos, čia yra 0,4 pilnos kainos. Taip, tai dabar mums tiesiog reikėtų, jeigu čia yra pilna kaina, taip, tai mes ne pilną kainą mokam, o tik 0,4. Dabar pasižiūrėkim, ar mes neturim būtent tokio atsakymo, nes kaip matau, va čia labai panašiai ir yra parašyta. Matau, D turėtų atsakymas būti teisingas. Grinai taip ir parašėm, nieks nesiskiria. Tai šitie visi neteisingi. Šitas tai išvis neteisingas, nes čia turbūt bandė sumaišyti, kad sumažinom 60%, tai tarsi mums reikės mokėti 60%. Tai aš irgi, kai skaičiau sąlygą, truputį nutilau, nes dar kartelį pakartojau, kas čia yra parašyta. Tai ar liko mokėti 60%, ar visa ta kaina buvo pažeminta 60%. Tai va, tikiuosi, kad supratai. Tikiuosi, kad pamoka buvo naudinga. Jeigu turi kitų uždavinių, kurių sprendimus norėtum sužinoti, būtinai parašyk man. Aš pabandysiu nufilmuoti video ir pasidalinsiu juo ne tik su tavimi, bet ir su visa bendruomenė. Taip tu padėsi man ir mūsų bendruomeniai augti reikiamą kryptimi. Jeigu pamokos neužteko ir norėtum individualaus dėmesio, kviečiu tave užsiregistruoti per Calendly platformą į individualią pamoką. Iki greito.